Labą dieną visiems, linkėjimai iš Strasbūro. Baigėsi dar vieną savaitę ir mes su Andrium šiandien abu vieningai nutarėm kalbėti tą pačią temą, kuri mums pasirodo abiems vienodai rūpi. Trumpa įžangėlė. Visi žino, kad mūsų pagrindinis rūpestis dirbant čia jau 5 metai Europos parlamente yra rūpestis Lietuvos saugumo, ilgalaikių saugumo. Ir aišku, Ukraina svarbiausia, politinė ir visokia kitokia pagalba. Tai yra, buvo ir bus, ir daug Lietuvos žmonių tai supranta, tačiau į bendrą tą Ukrainos pagalbos Ukrainai paketą ir mūsų saugumo paketą įeina žymiai platesni dalykai, negu vien tik tai Ukrainos pagalba Ukrainai ir jos teritorijos išvadavimas. Tai aš tik tai noriu priminti žmonėm, kad šiuo metu mes tiek įmant Europos Sąjungą, tiek NATO esam kraštiniai Europos kontinente. Tie, ties kuriais baigėsi demokratija, ties kuriais baigėsi visos laisvės, ties kuriais baigėsi viena, galima sakyti dabar jau civilizacija, ir prasideda grėsmingas diktatorių valdomas pasaulis, kurie ir sukėlė šitą karą specialiai prieš demokratijas, taigi prieš mus. Taigi, koks Lietuvos interesas, žvelgiant į tolesnę perspektyvą, ir aš kartu atskleisiu, kad mes kalbėsime apie Baltarusiją, apie mūsų artimiausią kaiminystę, į rytus nuo mūsų. Ir koksgi tas Lietuvos interesas, žvelgiant į ateitį taip, kad Ukraina laimėtų ir kad po to prasidėtų procesai, tiek Rusijoje, aišku, tikimės, bet ten turbūt mažesnė tikimybė, bet vis tiek dėl to reikia dirbti, bet ir apie Baltarusiją. Taigi, apie tai. Mus sieja, aišku, bendra istorija, kurios gal daug kas jau nebelabai prisimenam tik tai sovietmetį. Dabar skiria mus jau tikra siena, ne tokio lygio geležinio uždanga, kuri buvo į rytus, į vakarus nuo mūsų. Dabar jau siena persikėlė į rytus, į kitą pusę mūsų Lietuvos teritorijos, ir tai, aišku, labai gerai. Čia mūsų didžiausias laimėjimas. Tačiau kokią erdvę į rytus mes norim matyti? Ar mes galvojam, kad ten normalu, kad visą laiką būtų taip, kaip dabar, ir kad mums tos grėsmės nuolat iš ten ateitų? Ir manau, kad tik atsakę į šitą esminį klausimą, koks mūsų lietuvių interesas gyvenant va čia dabar šitoje teritorijoje yra, galvojant apie mūsų artimiausius kaimynus baltarusius. Yra tokių, kurie mano, kad niekada kitaip nebus. Kad baltarusiai pasmerkti yra gyventi su Lukašenkomis, panašiais į Lukašenką diktatoriais. Aš taip nemanau, manau, kad ir tu taip nemanai. Tai dabar, Andriau, supranti, mes pasitarėm šiek tiek apie ką kalbėsim, paskui gal šiek tiek apie konkretesnius dalykus, bet dabar apie tą esminį klausimą. Ar tikrai mes Lietuvoje visi suprantam, ko mes norim į rytus, į rytus erdvėj nuo mūsų? Tai man atrodo, kad tu čia labai teisingai pasakei. Natūralu, kad gyventi šalia autoritarinių diktatūrų, agresyvių režimų yra pavojinga. Jeigu tų režimų nebeliktų, jeigu ta pati Baltarusija, o kažkada gal ir Rusija taptų normaliom valstybėm, mes gyventumėm žymiai saugiau. Bet dabar kalbėkim tik apie Baltarusiją. Tai apie Baltarusiją. Bet tai susiję, aišku. Jo, tai tą visą laiką kartojam ir kartosim. Čia paprasta logika, čia nėra ką daug kalbėti. Dabar klausimas, ar gali tos šalis tapti kitokiomis, tai čia kai kas netiki, o Lukašenka bando įtikinti, kad demokratija Baltarusijoje, kaip ir Putinas bando visus įtikinti, kad demokratija Rusijoje yra negalima tiesiog. Tai, tai arba mes, liaudiškai tariant, arba mes patikim Lukašenką, kad Baltarusija negali būti demokratinė, ir tada mes visiškai nesirūpinam, kaip čia padėti tai demokratijai Baltarusijai įsitvirtinti, tai yra beviltiškas reikalas tariamai. Arba mes netikim Lukašenką ir galvojam, kad taip, kaip ir ukrainiečiai, kaip moldavai, kaip mes kažkada pačioj pradžioj, iš tikrųjų ir Baltarusija gali tapti kažkada normalia valstybė, jeigu ir patys žmonės, ir mes padėdami tiem žmonėm pasieksime, kad nebeliktų tokio režimo, koks yra dabar. Tai šitoj vietoj, visiškai akivaizdu, kad Lukašenka tikrai yra nepatenkintas mūsų pastangomis ir Lukašenkos tikslas yra padaryti viską,
kad santykiai tarp lietuvių ir baltarusių, aš kalbu apie žmonės, pasidarytų kiek galima įtemptesni. Ir šitoje vietoje jis yra gabus daryti visokias provokacijas. Ir klausimas, ar mes tam pasiduodam. Ypač, artėja rinkimai, yra daug pagundų čia visiems vaizduoti, kokie esam kovotojai už, taip sakant, už Lietuvos saugumą, kovodami su eiliniais baltarusiais. Ar mes tam nepasiduodam? Tai va čia yra tema, kuri, man atrodo, yra verta platesnių diskusijų, nes tendencijos, kurias dabar matome Lietuvoje, tokios besiklostančios, taip sakant, lik ir savaime bevykstančios, jos turi galimybių tapti pavojingomis. Taip, tai čia, čia ir staptelkim ir reikim toliau tada. Akivaizdu, aš jau taip supaprastintai apibendrinsiu tą pirmą dalį, kad mums lietuviam yra mūsų interesas, kad demokratijos erdvė išsiplėstų bent jau arčiau Smolensko. Ir liktų keletas šimtų tik tai kilometrų jau iki Maskvos, o paskui jau matysim, kaip ten bus. Tam, aišku, prie to prisidėtų ir ukrainiečių pergalė, dėl ko mes dirbam daug. Bet dabar dėl to, kokią Lietuvoje pozicijos, kai kurios mums kelia nerimą. Aš tik tai trumpai priminsiu tiem, kas gal nesekė šitos istorijos. Labai retas atvejis, kad Lietuvoje į televizijas išeitų Valstybės saugumo departamento vadovas kalbėti apskritai. Ir kai Valstybės saugumo departamento vadovas išeina tik viena tema ir staiga paleidžia žmonėms žinią apie vieną tik tai iš visos migracijos kompleksinio klausimo, kuris yra tikrai labai sudėtingas ir mes patys čia daug dirbam tam, kad Europa suprastų, kad migraciją reikia valdyti, užkardyti, nelegalią migraciją ir taip toliau. Iš viso šito paketo išima baltarusių tautą ir padeda žmonėms ant stalo ir įmeta lyg ir malkų į tokį liepsnojantį katiliuką. Tada, aišku, politikai ir žinoma, ir tarnybos, jos turi ir faktų tam tikrų, yra visokių atvažiavusių iš Baltarusijos žmonių ir Lukašenka, žinoma, stengiasi per juos infiltruoti ir savo interesus, kaip tu sakei, Lietuvoje pabandyti įgyvendinti. Bet dabar, kai sudedi visus vien tik tai baltarusius, tada kyla, aišku, aistringa reakcija. Ir kaip ir Roberta Metsola sakė, atvažiavus mūsų prezidentė į Vilnių ir šiaip akivaizdu, kad prieš rinkimus ypač iškelti karo kirvį prieš visada yra paprasčiau, lengviau ir labiau suprantama, negu už kažką kalbėti. Tai va mes dabar tokie trupučiuką Don Kichotai jaučiamės, nes bandom kalbėti už ką mes ateityje ir kodėl mes už tai, kad negalima baltarusių taip marginalizuoti ir padaryti visus baltarusius mūsų priešais, nepaisant to, kad aš suprantu, girdžiu, kad žmonės sako, kad Vilniuje jau per daug rusų kalbos ir jos labai padaugėjo pastarojų metu. Visa tai taip, bet vis tiek nepaisant to ir šitom aplinkybėm mums reikia pabandyti surasti racionalų kelią šitoj situacijoje. Tai dabar paaiškink žmonėm, kodėl yra klaidinga arba kodėl pavojinga, aš netgi sakyčiau, va taip kaip padarė Valstybės saugumo departamento vadovas, taip kaip daro kai kurie politikai, imti tą antibaltarusišką vėliavą, su ją mojuoti ir kokių pavyzdžių turbūt turi. Tai čia turbūt yra dvi temos, kurias reikia verta paliesti. Tai viena tema tokia istorinė, staiga pasigirsta Lietuvoje ir iš rimtų politikų, sakykime, taip, didžiulių baimių dėl vadinamos litvinizmo teorijos ar praktikos, nežinau kaip, kad Baltarusija ateis ir atims Vilnių. Tai mano įsitikinimu tai yra absurdiška ir teorija, ir absurdiška to baimintis ir bijoti. Nors yra tokių, aišku, ir Lukašenkos paskatintų, kurie tyčia specialiai rašo tokius laiškus. Mes tuoj čia ginkluoti ateisim, tikri Baltarusijos patriotai, ten iš Ukrainos ar iš kažkur tai dar, mes ateisim ir atsimsim Vilnių. Ir lietuviai tada jau, reiškia, labai susinervina ir jau, taip sakant, traukia savo šautuvus ir mes jau čia kovosim su Baltarusiais dėl Vilniaus. Tai, truputį gal ramiau reikia, taip sakant, visus provokacijas priimti. Galų gale, aš manau, kad yra, ir mums nereikia galbūt gailėt, didžiosios kunigaikštystės paveldo, kai juo bando, kurdami savo identitetą tautinį, naudotis ir baltarusių žmonės, ir baltarusių istorikai, ir baltarusių politikai.
Nes, na, kitokio identiteto, normalaus europieško identiteto jiems sunku atrasti. Tai šalis... Bet tai yra faktas. Tai nacija, kuri, reiškia, na, kentėjo nuo rusų ir taip toliau, kuriai nepavyko sukurti savo valstybingumą, dabar bando ieškoti šaknų didžioji kunigaikštystėje, kur, nu, iš tikrųjų buvom kartu vienoj dideliai valstybei, lietuviai vadovavo, bet didelė dalis ir mūsų pačių architektūros paminklų, pažiūrėkim, prisiminkim tą pačią gražią visai labai gerą iniciatyvą signatarų klubo vadovės Birutės Valionytės Didžioji Lietuva, fotografijų albumą. Pavartykim. Ir pažiūrėkim, kur yra mūsų paveldas. Ir kur... Tai ir tos pačios Ukrainos. Ir Ukrainos, ir Baltarusijos, ir taip toliau. Tai turim bendrą paveldą ir dabar staiga sakom, ne, mes, reiškia, išsigastam, jeigu reikia apie tai bendrai kalbėti. Tai... Bet trupučiuką, ukrainiečiai taigi nepyksta, kai mes atvažiuojam ir sakom, čia ir mūsų paveldas. Tai mes čia visą laiką pajuokaujam, dar ukrainiečiam sakom, nu žinot, geriausias kelias jums tapti ES nariais, tai atkurkime LDK. Sugrįžkite atgal ir tada tapsite. Ir tada tapsite. Tai čia taip, mes bandom taip žiūrėti tą paveldą ir manom, kad tai yra teisingas požiūris. Nes kaip tik ir ukrainiečiam, ir baltarusiam tas LDK paveldas, tas mitas LDK yra labai pozityvus. Istorinis mitas. Yra vakarietiškas. Yra pozityvus. Yra nusisukimas nuo sovietinio paveldo ir grįžimas į Europą. Tai čia vienas dalykas. Dabar antras dalykas, na, iš tikrųjų, ta Lietuvoje įsivesta praktika, na, suprantančia pavojų saugumui, bet kai aš perskaitau ir taip gana, na, su tokiu pasididžiavimu praneša ir mūsų institucijos, kad praeitais metais nustatė 1500 baltarusių, keliančių grėsmę nacionaliniam saugumui ir juos išsiuntė atgal į Baltarusiją. Tai kai sudedi tas mūsų baimės dėl litvinizmo ir kai išgirsti tokius pareiškimus, na tai suprantama, kad eiliniam Lietuvos piliečiui atrodo, kad aplamai jau, nu, kiekvieną Baltarusiją reikia žiūrėti tartinai, o dar žiūrėk koks, taip sakant, Lietuvos patriotas ir su bokalu voštelės kokiam bare Baltarusijoje, jeigu išgirs jo kalbą. Nes yra sukurta tokia atmosfera. Arba bent jau bandoma sukurti. Kažkas bando, taip. Tai dabar, kur aš matau problemą? Vėlgi, ir kaip veikia ta mūsų sistema dabar, taip sakant, bandant nustatyti, kur čia yra grėsmės, kur čia priešas, kur čia ne. Tai sistema, ir mes paskelbėm 1500 jau, kad jie kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, tai aš suprantu, kelia grėsmę nacionaliniam saugumui asmo, kuris yra šnipas, Lukašenkos... Užverbuotas Lukašenkos, elgėsi prieš mūsų interesų saugumą. Tai pasirodo, kad ne, nes kiekvienas baltarusis, kuris čia prašo leidimo gyventi arba dirba jau gana senai, jis privalo užpildyti anketą, kur privalo parašyti, kam jisai, kur ir kada jisai dirbo Baltarusijoje, ten plus klausimai, kam priklauso Krymas ir kaip jis žiūri į karą. Ir kai žmogus užrašo, kad jisai dirbo, pavyzdžiui, jau Lukašenkos laikais, nuo 1994 metų, Baltarusijos centriniam banke prie kompiuterių arba Baltarusijos muitinė prie kompiuterių, tai migracijos departamente iš karto užsidega pavojaus lemputė. Tokia anketa siunčiama yra į saugumo departamentą. Saugumo departamentas netirdamas to asmens niekaip giliau, pamatęs tokį įrašą, uždeda antspaudą, kad jisai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. Lengviausiu keliu nueina. Ir tada migracijos departamentas automatiškai siunčia jau, reiškia, lauk iš Lietuvos. Paaiškėja, kad jeigu toks žmogus apsiskundžia Lietuvos teismui ir ten pasako, kad žinot, bet aš per mitingus stovėjau Svetlanos pusėje prieš Lukašenką, tai to užtenka, kad pasirodo jau tada jam tas grėsmės, taip sakant, ženklas yra nuimamas, bet tai reiškia, kad mūsų sistema veikia, taip sakant, tokiom tuščiom apsukom, štampuojam tuos keliančius grėsmę etiketės, džiaugiamės, kad atrandam 1500 keliančių grėsmę, kartu sukuriam atmosferą visiškai, reiškia, antibaltarusišką ir mano manimu tai yra pavojinga. Taip. Tai aš jau nekalbu apie ekonominės pasiekmes, nes kaiminė Lenkija, kiek mes čia pasiaiškinom, ten Baltarusiai nėra vertinami kaip grėsmė, ten tokių, taip sakant, visuotinių skriningų niekas nedaro, ten nekabina etiketės ant Baltarusių, kad jie kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. Ir didelė dalis tų pačių IT aukštos kvalifikacijos specialistų, kurie pradžioj buvo pasirinkę Lietuvą, važiuoja į tą pačią Lenkiją. Taip. Tai akivaizdu, kad daug dalykų susipina į vieną. Jau minėjom, kad ir artėjantis rinkimai labai veikia.
ką čia ir bekalbėti, iškelti tokio grėsmių iškelimas kaip rinkimų vėliava yra labai patogus. Ir tik tai man labai vis tiek aš grįžtu prie VSD. Aišku, jie sako, kad jiem ir finansavimo trūksta ir panašių dalykų, kad jie galėtų patikrinti. Skaičius labai didelis, mes esame maža valstybė, Lenkija galbūt didesnė, oponentai tau sakys, čia ir grėsmės didesnės, čia važiuokit, Vilniuje susikaups labai daug jau kitataučių ir tada gali nulemti ir rinkimus ateityje, jie gali balsuoti ir savivaldybių rinkimuose, ir visur kitur ir taip toliau. Bet visos tos bėdos yra išsprendžiamos. Visi tie dalykai. Mes tikrai nesakom, kad nereikia tikrinti. Mes tikrai nesakom, kad Lukašenka nesistengia per savo išvažiuojančius arba ten atvažiuojančius, važinėjančius per sieną žmonės veikti ir mūsų politinės ir kitokios aplinkos. Bet tai tam ir yra tarnyba, kuri dirbtų darbą ir kas man nerima kelia, kad ten nėra tokio globalesnio, strateginio mąstymo, išeinama vien tik tai įlendama į tokią dėžutę ir matomi dalykai tokie, kokie yra dabar. Aš tik tai dar prognozuoju, kad ir prezidento rinkimuose kai kurie kandidatai gali išeiti su šita vėliava ir atrodysim ne kažin kaip. Aš tai didžiuojuosi tuo, kad Lietuvoje dirba Svetlanos Cichanouskajos biuras. Beje, aš tik tai primenu tiem, kurie šaukia nuolat ant konservatorių, kad Svetlana Cichanouskaja priglaudė dar buvusi vyriausybė ir kaip tik Linas Linkevičius, tikrai ne mūsų ministras buvo tuo metu valdžioje ir aš labai remiu šitą jų žingsnį ir dabar mūsų vyriausybė tęsia, bet įsivaizduokit situaciją, jeigu kas nors, o aš galvoju, kad Kremliaus ir Minsko Lukašenkos aplinkose yra strateguojančių ir toliau žmonių. Jiem labai norėtųsi, kad baltarusiai ir su Svetlana jau nebeapsikentę, jeigu dar daugiau šita atmosfera bus kaitinama, kad jie nebegalės čia dirbti. Ir tada jie pasirinks kitą šalį. Įsivaizduojam tokią žinutę iš Lietuvos ir tokią mūsų etiketę užkabintą ant Lietuvos. Tai čia yra dalykai daug gilesni ir mūsų tik tai šitos laidos turbūt vienas iš tikslų yra pasiūlyti rimtai pamastyti ir nepasiduoti tokiom emocijom, kur tautinės emocijos tarp tautų jos labai greitai įkaista. Tai aš tam visiškai pritariu ir, būtent tos atmosferos kaitinimas, mano manimu, yra reali grėsmė. Kiek grėsmės atskiri baltarusiai atneša į Lietuvą, atvykę čia į Lietuvą, dirbantis kaip IT specialistai, ar ten vairuotojų daug. Tai tuos dalykus turi vertinti saugumas, bet mano įsitikinimu, totalinis visų tikrinimas yra vėlgi, tam tikra prasme saviapgaulė. Nes mano įsitikinimu saugumas turi turėti tam tikras metodikas, vertinti rizikas, atrasti iš tikrųjų tuos, kurie tikrai gali būti pavojingi Lietuvai ir tai nereiškia, kad reikia būtinai visus ir va taip kaip dabar čia skamba, taip sakant, 1500 keliantis grėsmę. Ir šita, taip sakant, pats saugumas turėtų galvoti apie tai, kaip apsaugoti Lietuvą nuo tokios potencialiai pavojingos etninių įtampų kurstymo operacijos, kurią Lukašenka su malonumu realizuos. Taigi baigiant, esam ES, NATO valstybė, jau nebe ta skriaudžiama respublika, kažkokios tai ten didelės imperijos sudėtinė dalis, kur tikrai reikėjo gintis nuo dalykų, kuriuos išsaugojom per dešimtmečius. Ir man atrodo tai, kad mes, su kuo susidurėm dabar, yra tam tikro mentaliteto klausimas. Mes turim save jau pradėti suvokti kaip kitos erdvės tauta, kuri nebijo tokių iššūkių, kuri gali padėti kaimynam, nes į mus žiūri kaip į tuos, kurie gali jiem padėti tapti tokiais, kokiais mes tapom per šituos 30 mečius. Ir va čia yra labai norėtųsi, kad mūsų tas žodis būtų išgirstas ir politikų, kuriem rezultatas rinkimų sąraše vienos ar kitos partijos yra svarbiausias tikslas, bet žiūrėti trupučiuką toliau, giliau į ateitį ir nebijoti tapti tą
tuo buvusios Lietuvos didžiosios kunigaikštystės brandoliu, bet kitokiam 21 amžiaus aplinkybėm. O žinot, dėl ateities, tai jeigu mes ir turėsim su baltarusiais savo herbuose vytį, ir jeigu vienos valstybės vyties uodega bus į viršų, o kitos valstybės vyčio uodega bus į apačią, tai aš tik tai labai apsidžiaugsiu. Todėl, kad taip kaip Skandinavijos šalis po šimtmečių kovų turi labai daug panašių ženklų savo valstybių herbuose arba apskritai valstybiniuose ženkluose, tai nerodo, kad jie šiandien būtų labai kaip nors vieni kitus nuskriaudę. Tai lygiai taip pat ir čia. Nebijokim. Svarbiausia, nebijokim. Man atrodo, kad mūsų ta baimė gali kartais priversti padaryti daugiau klaidų. Na, aš tik pabaigiamas pasakysiu, kovokim už tikrus tikslus, siekdami savo valstybės ir savo tautos saugumo ir siekdami būtent tokių tikslų, nepasiduokim provokacijom, kurios mūsų galimybės pasiekti tokių tikslų gali sumažinti. Ir vienas iš tokių tikslų visiškai akivaizdu yra mums gyventi saugesniai, normalių valstybių kaiminystėje. To tikrai nenori nei Lukašenka, nei Putinas. Ir mes patys turime labai gerai suprasti, kokiais veiksmais mes neturime padėti Lukašenkai ir Putinui. Taip, taigi praplėskim saugumo erdvę iki Smolensko.